Sveiki visi, tai dirbtuvėse šį kartą naujas Kawasaki Z900 RS. Na ką, brangieji, gavom naują motociklą, kurį reikia surinkti. Kawasakis ZR 900 CKFB. Žodžiu, turėtų būti klasikinis, pats dar net nemačiau. Bet, nu va, visiškai naujas. Kartoniniai, metaliniai dėžiai. O, netgi žiūrėkit, yra neliesti, nevežioti po terminalą. Tai aišku, pats svarbiausias dalykas. Made in Japan. Tai ką? Prasipjaunam gal dėžę. Žiūrėsim, ką rasim viduj. O, Kawasaki Z900. Klasikinis RS, Z900 RS. Visai gal ir nieko, o gal ir ne. Vėl nežino. O, man dar dalių atėjo. Čia kitam Kawasakiui. Nieko uždažyta, ne lipdukas. Tiksliau, jeigu ir lipdukas, tai jis uždažytas. Sėdynė. Jo, klasikinė sėdynė. Beveik sudėtas, kaip sakoma, jis jau. Ai, kaip viskas blizga. Slintuvas blizga, viskas yra. Na ką, ir visiems, kuriems patinka, gal ne tai, kad patinka, visi, kurie zirza, kad tepalas pas juos mažai tepalo arba nedapilta, pasižiūrėkit, kiek yra iš gamyklos tik atėjusiam naujam motociklui. Matot tepalo lygį? Tepalo lygis yra čiut aukščiau negu minimali riba. Ir Kawasaki skaito, kad tai yra viskas tvarkoje ir viskas teisingai. Tai gerai, tai mums reikia šitą motociklą išpakuoti iš šito geležinio karkaso. Nusimti, atsisukti visus tvirtinimus, laikiklius ir visą kitą, kas jį čia laiko, reiškia prikabinta prie to rėmo. Nu ir tada mes jį galėsim nusileisti į apačią nuo šitos visos dalies. Tai reikės uždėti, čia kažko trūksta, matau veidrodėlių, balvankių čia gale, patikrinti, ar visi varžtai susukti. Ir praktiškai viskas, benzino įpilt, patikrinti, ar jis važiuoja, užsiveda, ar jungiasi bėgiai. Tokį, pavadinkim, mini test drive. Ir viso. Ir bus galima atiduoti savininkui. Ai ne, palaukit. Kitą savaitę dar atvažiuoja pas šitų aksesuarų šitam motociklui. Tai dėsim dar vėliau ir aksesuarus tada. Na gerai, o iš pirmo žvilgsnio matosi, kad įdėti lediniai priekiniai, tiksliau ne priekiniai, lediniai posūkiai. Ir gale ir priekį. Taip pat priekinė lempa yra ledinė. Kaip matot, įjungsime ją vėliau šiek tiek. Na ką, tai pakuojam tada išvatojant metalinio karkasą ir bandysim sudėti. Nusiėmėm karkasą metalinį, dabar mums reikia atsikabinti va čia dar apačioj. Ir kitoje pusėje apačioje irgi reikia atsikabinti va čia varžtelį vieną. Tada atsileidžia vidurys motociklo, galėsim pasikišti keltuvą
kad motociklas nekristų. Tada išimsim šituos, atsuksim priekį ir nuridensim nuo stalo, jeigu taip galima pavadinti. Na ką, tai išsipakavom mes motociklą, nusileidom ant žemės, pasistatėm ant ratų, visai įdomiai atrodo iš tikrųjų, kažkaip dėžėje atrodė labiau biški, nu toks, kažkoks keistas. Dabar išsipakavus, visai žiūriu, kad simpatiškai atrodo, gal man tik tai va, šitas priekis, sparno tvirtinimas nelabai patinka, galėtų būti kažkoks kitas sprendimas sugalvotas, bet gal visai tinka, jis toks neįstrytas. Nei Cafe Raceris, reiškia, pusiau klasikinis. Iš tikrųjų, tai visai neblogai atrodo. Įdomu, koks garsas. Neturiu kuro blemba įpiltai, kažkur negalėsiu. Šitą padarysim rytoj. Na, o šiandien ką, reikia mums dar išsipakuoti dėžutę, pasižiūrėti, ko mes čia turim. Tiksliau, mes čia nieko neturim. Turim balvankės ant vairo ir instrukcija motociklo, kas čia? Baterį. Tai akumuliatorius bus viduj, o šitas yra neužpildytas. Supratau. Taip, viena balvankė, antra balvankė, varžtai balvankėm iš karto patepti klijais. Ir vienas veidrodėlis čia. Gal iš karto ir uždėt, kad pasižiūrėt, kaip atrodo. Šitas turbūt. Na ką, tai su veidrodėliu jisai nelabai. Bent jau man tai nelabai. Tie veidrodėliai tokie kažkokie tai. Nors gal. Nu, čia kaip sakoma, skonio reikalas. Toliau uždėsim balvankės. Balvankės yra demferinės. Aš po lempą nueisiu. Pasižiūrėkit, reiškia, kad sugert vibraciją, kuri persida per rėmą, per vairą į rankas, reiškia, tai kad kompensuoti, vat štai šitoje vat vietoje viduje yra gumos įdėta. Čia toks kaip čia pasakyti, silindblokas yra, reiškia, yra. Tie dalykai dėdami ne šiaip sau, žinokit, jie yra būtent specialiai tam ir skirti, kad sugerti vibraciją, kuri persideda per rėmą ir kompensuoja vat, būtent šito dalykų svorių. Jisai sveria, aš nežinau, kokio gramų 200, turbūt reiškia mažiausiai. Ir kaip čia pasakyti, ne šiaip sau. Na ką, tai toliau reikia į akumuliatorių įpilti rūgštį. Spynelė randasi štai čia, netgi dangtelis yra specialiai. Ką, tai kaip viskas, kaip čia pasakyti, kultūringai padaryta. Op. Taip, rūgštį patraukiam, nu gal nedėsim motociklą, netyčia, kad neišbėgtų. O, jis neprisuktas įdėtas, bet net neprisuktas. Nu gerai, mes tada visko pasirūpinsim. Čia viskas labai paprasta. Taip, išsipakavom. Šitą paskui reikia uždėti ant viršaus. Čia turim sandarinimo juostelę ant lipduko. Tai ją tiesiog nuimam. Šitą daiktą reikia uždėti tolygiai ir tą foliją įspaudžiant praplėšti. Na ir dabar laukiam. Burbuliuos, kol viskas suburbuliuos. Žodžiu, kol burbuliuoja, galim biškį apžiūrėti tą motociklą. Kaip čia jis atrodo. Labai pirmas dalykas, kuris man, kaip čia sakyti, užkliuvo po sėdynį, yra raktų komplektėlis. Yra kryžminis atsuktuvas, rankenėlė va kryžminiam atsuktuvui. Tada yra raktelis, šešiakampis raktas yra. Na gerai,
Tai kas man labai patinka? Spalva tai tokia, kaip čia pasakyti, nežinau, daug mašinų iš tikrųjų dabar naujų, yra būtent tokios spalvos. Toyota tokia spalva turi, Volkswagenas, reiškia, labai, ne tokia pačia, labai panašią spalvą. Labai patinka taip pat šitas dangtelis, kadangi į spyną neprieina smėlio. Lediniai posūkiai visai gražiai turėtų atrodyti. Taip pat labai mielas dalykas yra turėti prikurkę bagažinį, kaip sakoma, galima bent jau laidą. Aišku, galėtų būti šitas dalykas USB. Geriau negu nieko, kaip sakoma, jau pačiam nebereikia nieko ten nei galvoti. Toliau, akumuliatorius atskiro tvirtinimo neturi ir prisisuka kartu su sėdynė, taip išeina. Gerai, pats duslintuvas pas motociklą yra iš dviejų dalių yra. Tai eina kelnės 4.1 stovi lambda zondas, tada eina į bakelį ir persisukioja ten, žodžiu, įvyksta magija, pritildo šiek tiek. Taipogi tenai stovi katalizatorius ir tada jau eina į galinę dūdą. Taigi sliponų šitam motociklui tikrai bus. Ir manau turėtų būti visai neblogų, kurie pagyvins to motociklo garsą. Aišku, nežinau kaip jis dabar dirba, bet užvesim, išgirsim. Na, o dabar tiems, kurie zirzia, kad pas juos stabdžių diskai kliba priekiniai. Tai dabar žiūrėkit, naujas motociklas, ką tik iš gamyklos, jis dar net nėra važiavęs Lietuvoje. Gamykloje tikiu, kad yra išbandytas, bet Lietuvoje dar nevažiavęs. Taigi dabar žiūrėkit, stabdžių diskas. Jis jau kliba. Taigi, taip sakant, reikia turėti omeny, kad tie diskai yra plaukiantis visi, reiškia, ir daugiau mažiau kažkokį tai judėjimą aplink ašį savo tikrai turi. Tai va, ratlankiai tokie visai įdomus, pusiau dažyti, pusiau, reiškia, tas metalas matosi aliuminis. Aišku, viskas lakuota. Visai patogu yra keisti tepalą ir filtrą, kadangi visiškai patogioje vietoje. Čia yra aušinimo skysčio bakelis, per vidurį labai įkištas, sakykime, nepatogiai, bet užtat gan lengva pasižiūrėti, ar netrūksta skysčio. Ir skysčio tenais dabar kažkiek yra. Amortizatoriai yra reguliuojami. Reguliuojasi apkrova ir reboundas turbūt. Skydelis atrodo van štai taip pat. ABS dega, check engine'as. Va, rodo 0 km, o kur mygtukai? Mygtukai select, o čia yra 18 laipsnių pas mus, nieko nuvažiuoti negali, vidurkio nėra. Aha, 800 metrų motociklas jau yra nuvažiavęs, dėl to, kad jį tikėtina tikrino gamyklai, rodo, kuris bėgis. Nepėsim ir įkrantą pasukti. Pirmas, neutralkė. Čia vat visas tas reguliuojasi, vidurkis ir visa kita. Tada kas? Signalas yra avarinis, kuris kaip ir visada neveikia be degimo. Kam jis reikalingas apskritai, aš tada nežinau. Ilgom šviesom nemirksi, nes neužvestas. Sankaba, nežmoniškai lengvai sankaba spaudžiasi. Ai, žiūrėkit, ne, dega visgi. Tik tai čia turbūt gabaritas dega, aš net nežinau. Va štai tai, jis atrodo iš toliau. Įjungiam posūkius. Nu, taip. Kaip čia pasakyti? Galėtų ir dailiau būti šiek tiek kokie nors bėgantis, ta juostelė tokia iš šonus reiškia, ar dar kas nors. Bet ką padarysi, produkciją tokį reikalą praleisti, reikia sertifikuoti viską ir vis tik kita nėra taip paprasta. O. Ajajaj. Kažkaip tai, žodžiu, o tai va, jinai atrodo, iš tokių 6 sekcijų viskas padaryta. Tai čia ilgos, jo, čia trumpos. Šiaip iš tikrųjų visai nieko, iš tikrųjų visai padoriai atrodo. Nu gerai, nebereikia daugiau jo kankinti. Taigi, žodžiu, motociklas naujas, koks jisai bebūtų, vis tiek jis yra geras ir būsimo savininko laukia tikrai daugybė smagių kilometrų. Tiesa, labai kūrybiškai paslėptas amortizatorius yra į rėmo vidų. Čia šakė, traukutė, trikampis, tada wishbone'as ir ten toliau dar prisijungia prie rėmo. Taip pat šis motociklas gali turėti ir kaip opcija, reiškia, tą centrinę kojelę.
Įdomu, kaip jinai atrodo. Bet... Na, žinokit taip. Iš tikrųjų, tai žiūriu tą motociklą ir man jis kuo toliau, tuo labiau pradeda patikti. Visai vizualiai gerai atrodo, kai gyvai. Matęs buvo tik tai katalogą reiškia, bet visai neblogai jisai atrodo. Visgi neblogai. Sparnas, aišku, kliūna su tom geležim tvirtinimo, bet tiesa, čia labai malonu, kad yra aliuminis. Nu toks brushed aluminum vadinasi. Na ką, važiuojam kuro atsivežt motociklui. Na ką, tai pripylėm kuro. Galima užkurt, pasiklausyt, kaip jis čia dirba. Tai truputėlį apie šito motociklo specifikacijas, tiksliau techninius parametrus, tai pavadinkim. Tai turim 948 kubikų variklį, kuris turi 82 kW galios įgalinį ratą, turi beveik 100 Newtonų sukimo momentą. Pats motociklas, nors ir atrodo tikrai nedidelis, sveria, sakykime, standartiškai 215 kg. Bako talpa motociklo yra 17 litrų ir Kawasaki žada, kad jisai turėtų turėti apie 5,5 litro 100 km. Tai išsiverčia maždaug 300 su trupučiu kilometrų su kuro baku. Tai visai neblogai, sakyčiau, kaip motociklui reiškia tokiam. Motociklas turi reguliuojamus amortizatorius. Tai yra ne visai pigus, biškiai aukštesnės klasės, tačiau ant kiek jie bus geri, negaliu pasakyti, yra 41 mm su spiruoklės apkrovos reguliavimu, reboundo reguliavimu ir dumpingo reguliavimas yra tik tai vienoje pusėje kažkodėl tai. Norėtųsi, kad būtų abiejose amortizatorius ir dumpingas, bet yra vienoje, tai ir tiek gerai, kaip sakoma, bent jau tiek duoda. Taip pat yra sumontuota jau standartiškai slipper clutches, reiškia šitam motociklui, ir į standartinę komplektaciją eina ir ABS. Aprengtas motociklas yra Dunlop Sport Max GPR 300 padangomis. Nežinau, geros tai negeros, pats niekada nemandęs. Ledinės lempos trumpa ir ilga, pilnai ledinė. Aišku, šitas dalykas labai džiugina. Įdomu, kaip jinai išėjęs ant kelio, iš tikrųjų net neįsivaizduoju, bet atrodo labai, kaip čia pasakyti, labai žaislinė. Bet dailumo tikrai prideda visam šitam reikalui. Na ką, tai kadangi atkeliavo keletas aksesuarų papildomai šitam motociklui, tai reikia išsipakuoti, pasižiūrėti, kągi mes čia gavome. Ir sumontuosim viską. Op, kas čia yra? Slaideriai. O, žiūrėk, su instrukcijom. Fantastika. Gerai. Instrukcija. Varžtelių komplektėlis. Dar keletas varžtelių komplektėlių. Su Kawasaki ženklais viskas. Ir patys slaideriai. Ok. O, koksai gražus paminkštinimas. Iš kokių šiukšlių pripilta. Čia yra rankenėlės galinio keleivio rankenėlės. Jo, teisingai, jų čionais nėra. Net nepastebėjau. Tai pradėsim gal nuo rankenėlių, kažkaip atrodo paprastesnis darbas. Prie slaiderių tų gan varžtų gan daug. Tai dedam tada rankenėlės, reiškia. Šiaip gan paprasta turėtų būti. Čia kažkur prisitvirtina, reiškia, ir gal vietoj šito, tiksliau šalia šito, ir čia varžtas yra paliktas kažkoks vienas.
Tai montuojam sliderius ir iškart matosi, kad detalių čia yra kur kas daugiau negu buvo montuojant tas rankinėlės arba grotelės. Ir pats slideris, jis tuščia viduris, ką žinau. Jis gražus, tiks prie motociklo, bet turbūt kaip bebūtų šitas daiktas savo darbą padarys, jeigu tas motociklas nuvirs. Galbūt šiek tiek apsaugos labiau negu be nieko. Tai ok, montuojam reiškia ir žiūrėsim rezultatą. Tai jeigu kažkam įdomu ir kas nors norėtų nusipirkti tokį ar kokį nors kitokį Kawasaki motociklą, visada galite kreiptis į Motodei. Jie yra oficialūs Kawasaki atstovai ir šios motociklus importuoja į Lietuvą. Na, o mes juos paruošiam savininkam, būsimiem. Na, o aš šiam kartui atsisveikinu. Spauskit subscribe mygtuką, tikrai labai motyvuoja toliau daryti tokius video. Nepamirškit paskambinti ir varpeliais, kad žinotumėt, kada išeina naujas video. Susiraskit mus Instagrame. Na ir iki, laukiam visi pavasario.